Sveiki! Šiame vaizdo įraše paaiškinsime, kas yra Subrangavas ADS Consultancy platformoje, kam naudojamas šis vaidmuo ir kaip jį teisingai sukonfigūruoti jūsų įmonės nustatymuose. Subrangavas gali būti įmonė arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuris teikia paslaugas arba atlieka darbus jūsų verslui. Jeigu jūsų įmonė dirba statybų sektoriuje, RCT parinktis turi būti įjungta kiekvienam Subrangavui, su kuriuo dirbate. Subrangavo vaidmuo skirtas rangovų sąskaitų gavimui ir apdorojimui. Štai kaip tai veikia. Subrangavas įkelia savo sąskaitas į išpardavimas skyrių. Šios sąskaitos automatiškai atsiranda jūsų pirkimas skyriuje. Tokiu būdu abi pusės mato tuos pačius dokumentus sistemoje. Jokių dubliavimų, jokios painiavos. Jeigu jūsų verslas priklauso statybų sektoriui, RCT naudojimas Subrangavams yra privalomas. Kai RCT yra įjungtas, sąskaita automatiškai siunčiama į jūsų pirkimas aplanką ir į buhalterio valdymo skydelį. Tuomet buhalteris užregistruoja sutartį Revenue sistemoje ir sukuria pranešimas apie mokėjimą. Kai Revenue ją apdoroja, patvirtinimas siunčiamas jums, kad galėtumėte atlikti mokėjimą, o kopija siunčiama Subrangavui, kaip mokesčių patvirtinimas. Pridėję Subrangavą prie savo įmonės, turite teisingai sukonfigūruoti jo prieigos leidimus. Štai ką reikia padaryti. Paspauskite redaguoti šalia Subrangavo. Atidarykite permissions. Suraskite šį Subrangavą ir pasirinkite prieigos režimą. Personal Invoices Only. Tai užtikrina, kad Subrangavas matys tik savo sąskaitas ir neturės prieigos prie kitų jūsų įmonės vartotojų duomenų. Ačiū, kad žiūrėjote.